Klevo lapas ir 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas. Tokias dovanas šiandien gauna pradedantys vairuotojai. Regitros duomenimis kasmet pradedančių vairuotojų mažėja, o reikalavimai jiems didėja. Jau nuo pernai Liepos įsigaliojusi tvarka griežtina prasižengusių pradedančių vairuotojų galimybės gauti 10 metų galiojantį vairavimo pažymėjimą. Per tuos 2 metus, jeigu padarėjai vieną iš tam tikrų įvardintų pažeidimų, reikia pabaigti papildomus mokymus. Tai sakysime taip, tas žmogus, kuris gauna pažymėjimą, tai yra jam siunčiame tokia žinia, kad jis dar nėra pilnavertis vairuotojas ir kad jis būtų atsargesnis, paklusnesnis kelių eismo taisyklių kontekste, kad jis gali turėti, ar jo atžvilgiu gali būti taikomas tam tikros griežtesnės sankcijos negu kitiem vairuotojams. Nors apie papildomus mokymus pradedantys vairuotojai informuojami, dažnas jų tvarką pamiršta. O be reikalo, laiku nesuskubus jų baigti, teisę vairuoti, kuriam laikui gali tekti pamiršti. Vairavimo egzaminą tuomet tektų perlaikyti iš naujo, o į rankas toks vairuotojas ir vėl gautų tik laikiną 2 metus galiojantį pažymėjimą. Papildomų mokymų tvarką nustačiusios Valstybinės kelių transporto inspekcijos specialistai tikina, kad mokymų nauda akivaizdi. Atsižvelgiant į tai, kad papildomas mokymas, kuris buvo taikomas vairuotojams, iš kurių atimta teisė vairuoti, atnešė naudos ir tikrai parodė gerus rezultatus, buvo nuspręsta, kad ir pradedančiųjų vairuotojų mokymas turi apimti ne tik tai ekonominio vairavimo pagrindus, tačiau šie vairuotojai taip pat privalo nagrinėti savo padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus psichologiniais aspektais. Neišvengiamai tai yra pati rizikingiausia grupė, tai yra tas rizikos faktoriai, pagrindiniai tai yra patirties stoka, jaunystė, tai yra jaunas vairuotojas iki 25 metų ir tai yra vyriškos lyties. Tai čia yra tas rizikos 3 sudedamosios dalys, kuris vairuotojai yra iš tikrųjų be galo rizikingoje grupėje. Ir jie santykinai eismo įvykiuose atsispindi 3 kartus daugiau negu įprasti vairuotojai sudalyvauja. Taip kad čia akivaizdu, kad tai yra tikrai rizikinga grupė ir su šita grupė reikia papildomai dirbti, ieškoti būdų priemonių, kaip padaryti jų vairavimą saugesnį. Pažeidimų arba eismo įvykį padarę pradedantys vairuotojai 10 metų galiojantį pažymėjimą gauna tik su sąlyga, jei per 1 metus nuo pažeidimo padarimo datos baigia papildomus mokymus. Nuo šių metų Liepos prasižengėliams tvarka bus dar griežtesnė. Papildomi mokymai bus gerokai ilgesni ir sudėtingesni. Iki šiol vairuotojams buvo skiriama valandos trukmės paskaita ir įgūdžių įtvirtinimas praktikoje. Bet jau netrukus pradedančiųjų laukia iš viso 5 valandų teoriniai ir praktiniai mokymai bei žinių patikros testas. Pradedantieji vairuotojai padarę kelių eismo taisyklių pažeidimų, už kurios saugaus eismo automobilių keliais įstatymas numato baigti papildomus mokymus, privalės ne tik tai išklausyti teorijos kursą apimantį saugų eismą ir ekonominį vairavimą, o įgytas žinias įtvirtinti praktikoje. Tačiau ir individualiai su psichologu išanalizuoti padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą. Pasikalbėti su psichologu teks ne tik individualiai, kaip kelyje suvaldyti emocijas ir kitų vairavimo kultūros ypatumų, specialistai mokys ir bendroje paskaitoje. Iki šiol didžiausias dėmesys pradedančiųjų vairuotojų mokyme buvo teikiamas ekonominiam vairavimui ir saugiam eismui. Tačiau visi puikiai turbūt nuspėjame ir matome, kad kelių eismo taisyklių pažeidimai yra daromi ne dėl įgūdžių neturėjimo, tačiau dėl, vairuotojų elgesio, dėl piktybiško vairavimo, kartais dėl kelių eismo taisyklių nežinojimo ir panašiai. Kelerius metus su vairuotojais dirbantis Olegas tikina, kad jaunimas žinias linkęs priimti, tačiau reakcijų būna visokių. Įvairių žmonių yra su įvairiais požiūriais ir be abejo ne tik žinios yra labai svarbu ir išsiauklėjimas, nes didžioji dauguma mūsų klientų yra kaip minimum su viduriniu išsilavinimu, o beveik pusė yra su aukštoju. Tai žinių, aš manau, jie turi per akis. Kartais neužtenka vidinės disciplinos. Tad kokie pažeidimai į papildomų mokymų suolą dažniausiai priverčia sėsti pradedančius vairuotojus? Dažniausiai ateina dėl saugos diržų nenaudojimo, šnekėjimo mobilių telefonų ir didžiausias, ko gero, procentas vis dėlto yra greičio viršijimas. Kadangi visuomenė yra susiformavus nuomonė, kad 10 km/h viršytas greitis yra norma, šiuo atveju pradedantieji vairuotojai pasidavę tai visuomenės nuomonė dažnai pakliūna į papildomus mokymus, nes jiems taikoma nuostata, kad virš 10 km/h greitį jiems jau už tokį pažeidimą numatyti papildomi mokymai.
Papildomų mokymų kainas nustato pačios juos organizuojančios vairavimo mokyklos. Vidutiniškai prasižengęs pradedantysis už juos nuo Liepos 1 turėtų pakloti apie 300 litų. Mokymo įstaigų sąrašas vykdančių vairuotojų papildomą mokymą yra skelbiamas interneto svetainėje. Valstybinės kelių transporto inspekcijos interneto svetainėje. Nuorodą į šią svetainę ir sąrašą mokymo įstaigų suteiks visi konsultantai teikiantis konsultacijas kelių transporto inspekcijai ir manau, kad ir regitrui taip pat. Minėtose interneto svetainėse informacija yra apie tai, kokie būtent pažeidimai pradedantiesiems gali kainuoti papildomus mokymus. Nors diskusijų ar, pavyzdžiui, neužsisegęs saugos diržo vairuotojas tikrai nusipelno šių mokymų netrūksta, dėl esminių dalykų specialistai vis dėlto sutaria. Yra daugiau prevencinis dalykas. Tai yra tam, kad žmonės iš tikrųjų įprastų, galbūt pradedantieji vairuotojai per tos 2 metus įprastų važinėti taisyklingai, ne taip, kaip didžioji dalis aplinkui važinėjančių. Vairavimo įgūdis tai yra lavinimas visą gyvenimą, tai yra viso gyvenimo įgūdžiai. Taip, kad čia nereikia ir stebėtis, kai ir pas mus ateina tie patys žmonės, kurie atimta teisė vairuoti, stažai 20 metų su virš ir sugeba neišlaikyti egzamino. Per 2 metus prasižengimų nepadarę pradedantys vairuotojai laikiną pažymėjimą be trukdžių pakeičia kitu 10 metų galiojančių vairavimo pažymėjimu.